It's a way of grounding you. It's a way of bringing you inspiration and beauty day in, day out, night. Sveiki, ekspertai live, tiesiogiai laida 2K+. Aš esu Audrius Nakas Audrius. Ne, pradėsiu iš naujo, kaip būna. Kas čia cypia? Visiška netvarka šiandien. Cypia. Nežinau, apie ką kalbės. Palaukit, pradėsiu nuo pradžių. Vakar bendravau su visais. Ne, vakar ne su visais šventaisiais bendravau su vėlėm vakar. Užvakar bendravau su visais šventaisiais. Gerai, pradedam nuo pradžių. Sveiki. Čia ekspertai live, tiesiogiai laida 2K+. Aš esu Audrius Nakas, o šiandien yra lapkričio 3 diena 2023 metų. Tiesiogiai mes rodome šiuo metu per Telegram kanalą, ekspertai EU Telegram kanalą. Įrašas po to iš karto talpinamas į mūsų vaizdo įrašų platformas, YouTube, Dailymotion ir taip toliau. Šiandien nėra taip pat laidos scenarijaus po tokių švenčių ir nereikia tos scenarijaus. Šiek tiek vėliau prisijungs Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas. Ką pasakys, aš irgi nežinau. Pas mus demokratija, laisvė, kas ką nori, tas tą kalba ir niekas už nieką neatsako. Čia svarbiausia demokratija už nieką neatsakyti. Taigi, šiandieną aš paskambinau į Lietuvos banką. Pirmadienį apie tai pakalbėsim. Na, dėl to, kad labai daug Lietuvoje pasirodo yra teroristų. Kelia grėsmę. Pinigų plovėjų ir bankai stabdo Lietuvos viduje tos pavedimus. Taip pat skambinau į Kretingą, į savivaldybę Kretingos. Aiškinaus dėl to pavojingo ginklo, kuris stovi Kretingos rajone. Kol kas nieko išsiaiškinti taip pat nepavyko. Ir skambinau į kalbos komisiją, lietuvių kalbos komisiją, dėl tų vairuotojų tachografų, ar kaip ten tas aparatas vadinasi, kodėl nevalstybinė kalba korteles gauna mūsų vairuotojai. Irgi nieko nepavyko išsiaiškinti. Žodžiu, kiek skambučių padariau, nieko nepavyko išsiaiškinti, bet apie tai pakalbėsim kitą savaitę. Ištraukas iš tų telefoninių skambučių paskelbsim. Taigi gal pradėkim vis tik nuo to ginklo, kuris buvo užfiksuotas Kretingoje. Ginklas labai pavojingas, ginklas galintis bet kada iššauti. Prisiminkim, tai buvo atsitikę prieš 3 metus ir tai buvo užfiksuota tiek žiniasklaida, tiek atsakingos tarnybos, tiek pareigūnai viską užfiksavo. Aš dėl to ir skambinu į Kretingos savivaldybę. Galimybė šūvio vis dėlto yra. Kolekcininkams parūpo Orvidų sodyboje eksponuojamas tankas. Ilgus dešimtmečius Salantų miesto centre jis stovėjo kaip paminklas žuvusiems kariams. Iš tanko belikęs tik kiautas, tačiau specialistai nustatė, kad primontavus tam tikras dalis jis gali iššauti. Ta tanko savininkė, Kretingos savivaldybė, turi pasirūpinti, kad tankas nekeltų pavojaus. Orvidų sodyboje šis tankas stovi jau 30 mečius. Per tą laiką būta bandymų ir tanką nupirkti, ir net slapta išgabenti. Dabar vėl kilo susidomėjimas juo. Advokatas užklausė, sako, o kas yra tankas? Tankas tai yra ginklas, pavojingas ginklas ir negali pavojingas ginklas stovėti vidury laukų. Kreipimosi sulaukė ir policijos departamentas. Prašyta išsiaiškinti, ar sodyboje muziejuje esantis tankas nekelia grėsmės. Atlikus tam tikrus valymo darbus, galimybė šūvio vis dėlto yra. Grina nesąmonė. Jis yra jau tada, kad pastatė tą tanką. Visus tos karabinus, kur užtaisomi, viskas buvo išrinkta, išmontuota, varikliai išrinkti. Jis yra tik kaušas likęs. Ir vamzdis, kaip tu ten užtaisys, aš nesąmonė. Tankas Kretingos savivaldybės turtas. Mes privalome tą darbą padaryti ir skelbsime konkursą deaktyvavimo paslaugai atlikti. Šiaip brangokas reikalas ta paslauga bus, ne? Taip, netoli 5000 pagal dabartinės apklausas, taip tai turėtų kainuoti, bet darbą reikia padaryti.
Darbą reikia padaryti. Ir nors valstybinis transliuotojas prieš 3 metus pranešė apie tą tanką, kuris gali, kaip girdėjote, iššauti, tačiau aš nieko negirdėjau, kuo šita istorija baigėsi. Tai ir paskambinau, norėdamas sužinoti, ar jau deaktyvuotas tankas. Sakė, reikia deaktyvuoti ir tai gali kainuoti 5000 eurų. Kaip tas deaktyvavimas vyksta, aš nežinau, bet aš pats savo pagalvojau, o gal pakaktų, kad tas tankas neiššautų, pakviest kaimo suvyrintoje, kad jis ten užvyrintų tą vamzdį, kaip jis ten moka, privyrintų visko, ir kad neiššautų tas tankas. Tai ir kainuotų su viskuo 100 eurų, sakykime, ne 5000. Paskambinau į Kretingos savivaldybę, aišku, labai sunku susisiekti su reikiamais atsakingais darbuotojais, be abejo visi dirba, neturi laiko kalbėti, telefonų ragelių dažniausiai niekas nekelia, kas pakelia kalbą mandagiai, kelios moteris, ten dar mane nukreipė, po to dar nukreipė, buvau nukreiptas, tačiau nieko tiesiogiai daug nepavyko sužinoti, išskyrus viena darbuotoja pasakė, kad greičiausiai viena ausim buvo girdėjus, kad kažkas su tuo tanku buvo daryta ir kažką kažkur pragrėžė. Tai gal jie buvo apsisprendę, kad ne deaktyvuoti ten reikia kažkaip už 5000, neužvyrint, kaip aš sakau, tą vamzdį, o pragrėžinėjo kažkur skylių. Ir tokiu būdu turbūt sugadino taip, kad jau ir norėdamas nieks iš to tanko neiššaus. Žodžiu, mes pratęsim tą kriminalinę istoriją, aišku, pasidomėsim, ar nebestovi laukose tankas Kretingos rajone, kuris gali iššauti. Nes, kaip girdėjote, tankas yra pavojingas ginklas. Tokia tai istorija. Noriu informuoti apie pasibaigusią mūsų apklausą. Praėjusią savaitę, kitaip tariant, šią savaitę baigėsi prieš šventes. Ir yra publikacija Ekspertai.eu, daug kas turbūt jau skaitė. Jinai vadinasi Nausėda ir Grybauskaitė išlieka trokštami Lietuvos ateities lyderiai. Parodė apklausą. Ir štai čia nuotraukoje ir matote šiuos du komunistus. Jie čia spaudžia vienas kitam ranką. Žodžiu, tai buvo reprezentatyvi, ekskliuzyvinė apklausa. Pagal aukščiausius standartus atlikta ir pritaikius modernes metodikas, išmanius algoritmus siekiant išvengti paradokso, buvo atlikti skaičiavimai panaudojant ir dirbtinio intelekto dėmenį, įskaitant skaidraus objektyvumo formulę bei specialios komisijos analizės išvadas. Va čia kaip ir rašom, kaip ir buvo prognozuota, viso balsavimo metu aštriausia kova vyrė tarp pirmos vietos, ir ta kova baigėsi lygiosiomis. Apklausos nugalėtojai oficiali Rusijos Federacijos valstybės paslaptis prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Gerovės valstybės kūrėjos Sąjūdžio laikais įstojęs į TSRS komunistų partiją ir taip iš jos ir neįstojęs Gitanas Nausėda. Štai taip, matote, atrodo pirmasis šešetukas. Gitanas Nausėda ilgai pirmavo, vienu metu net buvo atsiplėšęs nuo Grybauskaitės 2 balsais, tačiau vis tik tai Grybauskaitei pavyko prisivyti ir lyderiai 2, nugalėtojai 2, Gitanas Nausėda ir Dalia Grybauskaitė. Taip kad išvada vienareikšmiška, žmonės nori matyti arba šį, arba kitą asmenį, būtent Nausėda ir Grybauskaitė Lietuvos prezidento pareigose ir po 2024 rinkimų prezidento. Neblogai visiškai pasirodė Mantas Varaška, surinko 9 balsus, Veryga 7 balsus, ir pirmą šešetuką baigė Blinkevičiūtė, darbo žmonių gynėja ir dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė. Taigi tai yra pirmasis šešetukas. Aišku, čia tik tai apklausa, viskas gali pasikeisti, šauti iš to šešetuko į pirmą vietą gali bet kas, bet kol kas tendencija tokia, kad lyderiai yra 2 ir pagal mūsų algoritmus ir metodikas, kol kas prognozė yra tokia. Ir štai žemiau yra 4, kuriam šiek tiek pritrūko iki 6. Tai malonu pažymėti, kad net 2 žurnalistai pateko į tą 4, tai yra Andrius Tapinas ir Rimvydas Valatka. Rimvydas Valatka, tai turbūt žino, tai yra vienas garsiausių tarybinių propagandistų, buvęs ten tarybinio mokytojo redaktorius, ten Tiesoj dirbo, visur, kur reikia, dirbo šitas žmogus. Žodžiu, pasirodė tikrai neblogai.
5 balsai Tapino ir 3 balsai Valatkos. Taip pat ketvirtukė yra Čmilytė Nilsen ir Andrius Mazuronis. Darbietis, bet jisai aišku dar irgi gali iššauti ir pataikyti į pirmą šešetuką. Na ir outsiderių, čia jau likutis, tai Eduardas Vaitkus rinko 770 balsų, Ignas Vėgėlė teisininkas 103, Valdas Tutkus 94, Dainius Žalimas, irgi teisininkas tarp kitko, 30 balsų ir Erika Švenčionienė užbaigė 15, tai buvo 29 balsai. Čia žemiau, va taip atrodo, be metodikos ir be formulių visas balsavimas. Na ką, objektyvumas ir dar kartą objektyvumas lydėjo šią mūsų apklausą. Greičiausiai mes ją suorganizuosim dar po mėnesio kito, bet kol kas, kaip jūs matote, štai dar kartą pasižiūrėkime, tautos lyderiai yra aiškus ir kuris geresnis, aišku, čia jau pats rinkėjas rinksis, praktiškai yra nuspręsta, kad jeigu vis tik tai Dalia Grybauskaitė paskelbs, kad jinai dalyvauja rinkimuose, reiškia antras turas bus ir kausis Grybauskaitė ir Nausėda, o jeigu antro turo nebus, tai nugalėtoją mes jau šiandien turim, tai be abejo yra Gitanas Nausėda, su kuo ir sveikinam ir linkim jam kuo didžiausios sėkmės dar vieną nelengvą, bet prasmingą kadenciją prezidento poste. Štai tokia apklausa tikrai objektyvi, tikrai išsami ir reprezentatyvi. Po socialinės reklamos šiek tiek dėmesio skirsime pasaulio reikalams, tai yra Ukraina ir Izraelis. Aš nesu toks geras istorikas kaip Gabrielius, bet mano viduje yra toks įvaizdis, kad mes jau nebesam 39-ais, mes jau pasipriešinom ir mes jau kovojam, mes esam maždaug apie kokius 42 metus. Kokį ten medicininį preparatą priėmė, kad taip kalbėtų, tikrai nežinau, bet galbūt tą žino Eduardas Vaitkus. Priimkime Eduardą Vaitkų, kad nenobodžiautų irgi po švenčių. Sveiki, Eduardai. Sveiki. Aš tik žinau iš pasakėlių, kad kai reikia šnipus prakalbinti, jiems suleidžia tokio eliksyro ir jie tada kalba be sustojimo. Kalba ir kalba. Nu ir prisikalba. O šitam kontekste man visat sako Petrojo pirmojo, atseit buvo tokie žodžiai. Gavary, štobi dur tvaja byla vidna. Nu tai reikia padėkoti, kad jie kalba. Ir taip. Šitam kontekste aš sureaguosiu, nes man labai patiko pradžioj dar dėl Grybauskaitės. Nu, jinai pirmaujanti, aš viską suvokiu, bet ką tada reiškia? Amerikonai vėl neatsakys ir nukels toliau įslaptinimą dokumentų, dėl ko jai buvo liepta skubiai palikti Amerikos teritoriją Vašingtoną. O, priminkite, kokia tenai situacija. Amerikonai atsakys. Priminkite, kokia ten situacija, nes ne visi žmonės žino iš viso apie tą istoriją, kaip Dalia Grybauskaitė buvo išmesta iš Jungtinių valstijų. Per kiek ten parą jai laiko davė, kad jinai... Ne, juk humaniškai, berods 72 valandos. Jinai buvo antrasis žmogus Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Ir dėl kažko tai amerikonai liepė jai skubiai palikti Amerikos teritoriją. Nu, jinai paliko, atvažiavo į Lietuvą ir tada berods viceministrė taip pat tapo. Bet smagumas ne tame. Jau berods prieš 5 ar 7 metus amerikonai turėjo išviešinti ir tai jau nebe paslaptis, o ką ten jinai padarė. Arba taip. Dėl ko ją pagavo. Arba ūkiškai ir visai nemandagiai, ką jinai ten šnipinėjo, taip. Kad jai liepia taip skubiai išvykti. Ir jie stebuklingai vis nukelia keliam metam į priekį, vis nespėja, nes darbo jėgos nepakanka. Buvo pandemija, tada už tai nukėlė. Prieš pandemiją irgi turėjo, bet tada nesuspėjo. Paskui buvo kalta pandemija, o pasibaigus pandemijai buvo nukelta iki 25 metų lapkričio mėnesio, kad tik tai tada išslaptins dokumentus, jos bylos numeris yra aiškus ir žinomas.
Nu, bet tai ką, jeigu jinai bus vėl prezidentė, tai reiškia, bus vėl daug metų, kaip KGB darbuotojai Lietuvoje yra įslaptinti, nu tai amerikonai imsis Lietuvos pavyzdžio, reiškia. Gali būti. Na, matysim, kaip ten bus iš tikrųjų įdomu. Galėtų jin ir pati pasakyti, už ką, ir nereikėtų tenai laukti čia. Nu tiesiog įdomu, įdomu. Taip, o dabar šiek tiek apie Ukrainą. Yra toks užsienio reikalų ministras Kuleba ir jisai išaiškino Europos lyderiams, na, ką reikia greitai padaryti, kad Ukraina būtų priimta į Europos Sąjungą. Ten susirinko čia vakar ar užvakar kažkada čia tie lyderiai ir svarstė, ką daryti, ir svarbiausia svarstė, kaip pakeisti tvarką ES viduje, kad nebebūtų veto teisės. Nes dabar yra kokia nors mažytė valstybė, kai vengrai dėl kažko tenai vis pareiškia, ir sugadina viską. Tai kad to nebūtų, siūloma, kad nebūtų tos veto teisės, tada tokie balsai kaip Lietuvos ir taip, jie neturės jokios reikšmės ir tai yra labai gerai. Praktiškai ir nereikalingas tas balsas. Vis tiek sprendžia didieji, tai čia aš, pavyzdžiui, pasakau už tokią reorganizaciją. Bet kaip ten bus, neaišku. Ir esmė yra, kad mums dabar reikia kuo skubiau priimti Ukrainą į Europos Sąjungą. Čia turi būti sprendimas kažkada greitai dėl tos pradžios ten dėrybų ir taip toliau. Aš manau, iš vis nelabai ką dėrėtis yra. Ukraina kovoja už mūsų laisvę ir nepriklausomybę šiuo metu. Vyksta kontrapuolimas. Ir čia mes dar dėrėsimės. Karo laukas, nedėrybų laukas. Mes privalom kuo skubiau priimti Ukrainą ir tada padėti nugalėti. Bet kas yra labai svarbu, to išgirsit. Priėmus Ukrainą, didžiausia finansų dalis ir atitektų Ukrainai. Visos Europos valstybės, tame tarpe ir Lietuva, turėtų skirti daugiausia pinigų Ukrainai, kad jinai galėtų atstatyti savo šalį, vystyti, kaip kažkada ir Lietuva įstojusi Europos Sąjungą gavo tos milijardus, gavo tiek daug milijardų, kad net keliai dabar su tiltais griūna ir mes net vadovėlę nupirkti vaikam negalim. Tai ir Ukraina taip pat gaus. Ir čia jau tada prasideda dėl pinigų ten Europoje tokių atsiranda, kurie sako, oi, gal čia, kaip čia, gal čia neskubėkim. Pasižiūrėkim, ką skelbia valstybinis transliuotojas. Vokietija sukvietė ES narių ir kandidačių ministrus aptarti prieštaringai vertinamos idėjos, kad norint plėtros reikia reformuoti bendriją. Kitą savaitę Europos komisija turi pateikti įvertinimą ar pradėti dėrybą su Ukraina, o sprendimą priims bendrijos šalių lyderiai gruodį. Vokietija sako, kad plėtros reikia, bet būtina keisti sprendimų priėmimą. Kai 27 šalių sąjunga jau dabar dažnai paralyžiuota, Vokietija ir Prancūzija siekia riboti veto teisės naudojimą. Ukraina būtų 5. pagal dydį ir skurdžiausia narė, tad nekeičiant taisyklių gautų didžiąją dalį išmokų. Plėtros nedėra atidėti ar pavėlinti dėl reformos. Tiesiog Ukrainos užsienio reikalų ministras aiškiai pasakė, ten dėl reformos, nereformos turi kuo greičiau Ukraina priimti tą Europos Sąjungą ir taškas. Tik čia man klausimas visą laiką kyla tas pats. Mes labai rūpinamės, kad Europos Sąjunga būtų priimtos tos, labiau atsilikusios valstybės ekonominė prasme. Ir visiškai nevyksta dėrybos su Norvegija, su Šveicarija ir panašiom valstybėm. Dar yra Europoje. Kodėl mes su jom, kodėl mes norim priimti pirmiausia tas labiausiai atsilikusias? Juk jeigu mes priimtume tas turtingas valstybės, tai tos turtingos valstybės, kaip Šveicarija, Norvegija, turėtų su mumis visais pasidalinti ir mes gautume tada dar šiek tiek pinigų. Suprantat? Bet aš tos logikos nesuprantu. Aišku, gera širdis, tvarkoj, bet vis tiek čia reikėtų pažiūrėti pragmatiškai ir kviesti Šveicariją, Norvegiją, kas ten dar nežinau, yra visas tas, kurios yra ne Europos Sąjungoje, priimti į Europos Sąjungą. Kitas dalykas, į Europos Sąjungą galima priimti iš esmės vos ne
Ne Europos valstybės. Turkija, ne europietiška ar ne europietiška valstybė. Tokia, sakyčiau, ne visai ten Europa, tai pusiau galima sakyti. Arba Eurovizijai. Net Australija dalyvavo. O kodėl mes Australijos negalim priimti Europos Sąjungą? Taip pat turtinga valstybė, taip pat jinai turėtų įnešti savo dalį, savo įmoką, kurią mes visi čia pasidalintume. Ir lietuviai gautume ir australų įmokos dalies, suprantate? Aš kviečiu apie tai pasvarstyti, kad į Europos Sąjungą mes kviestume ne tik atskalūnus, ten Moldova, buvusią Gruziją, dabartinį Sakartvelą ir taip toliau, Ukrainą, bet ir pačias turtingiausias pasaulio valstybės. Aš kviečiu. Galų gale mes galim pakviesti ir tas pačias Jungtinės Amerikos valstijas. Juk jinai nepriklauso niekam. Laisva šalis. Jungtinės Amerikos valstijos irgi Europos Sąjunga. Irgi tegul įneša savo indėlį. Juolab jie turi pinigų spausdinimo aparatą. Prispausdintumų ko norint, dolerių ir eurų ir ten šitų juanių, jeigu reikia, aš taip manau. Mano tokia mintis, nežinau, dar tai gal jūs ką papildysiu. Aš papildysiu truputį kitaip. Dėrybų iš vis nereikia. Reikia priimti be dėrybų. Bravo, čia aš ne ką. Ir šitam kontekste Ukraina irgi lyderiaujanti yra Europos šaly. Ne visose sferose, nes negali būti. Jinai lyderiauja korupcijoje. Taip. Tai mes ją priimsim ir turėsim patirtį geresnį, kaip su ta korupcija reikia lyderiauti. Taip. Tai patirtis visai Europai. Tai dėrybų nereikia, priimam automatiškai, tik tai jeigu pasako, mes norim ir priimam. Dargi pratęsiu jūsų mintį. Jeigu kai kurios šalis nepasako, kad jos nori, mes jas vis tiek priimam. Nuostabiai, tiesiog fantastiškai kalba šiandien. Ir tada, jeigu kartais kas nors sugalvotų būti nepatenkinti, kai jie pas mus atsidurs, tai tada įjungsime NATO galimybės ir mes ginklo jėga parodysim, kas yra teisus. Bravo, norėčiau plot atsistojus, bet laidai visi nutrūks, kur prijungtas, bet fantastika. Tai yra tiesiog nuostabu. Ir tada iš karto perinam prie mane nustelbusios, pribloškusios temos. Tai atsitiko, kaip aš supratau, vakar. Jeigu galima mano monitorių. Ukraina, JAV ir Izraelis dėl Kubos laiko vieno frontą. Kodėl suklupo Lietuva? Vakar buvo balsavimas jungtinėse tautose dėl tų sankcijų, to finansinio, komercinio embargo nuėmimo Kubai. Nes Kubai dar 1960 metais JAV įvedė sankcijas, kurių privalo laikytis visi. Yra tokia pasaulio tvarka. Jeigu JAV nurodė, reikia laikytis. Ir nėra ko ginčytis, čia kaip su tėvu. Tėvas pasakė ir motinai reikia daryti. Viskas. Mažas vaikas privalo daryti. Ir štai pažiūrėkit balsavimas koks. Visi pasisakė už, išskyrus Izraelį, Jungtinės Amerikos valstijas, raudonai pažymėta matosi, ir susilaikė Ukrainą. Ukraina kariauja, bet aš priskiriu, kad prie teisingų valstybių. Tai žodžiu, Izraelis, JAV ir Ukraina sako ne. Nenuimkim tų sankcijų. Bet pažiūrėkit, Lietuva kokiam sąraše atsirado. Aš tikrai buvau įsitikinęs, kad Lietuva raudona. Ieškojau, neradau. Žalia Lietuva. Lietuva balsavo taip, kaip teroristinė Rusija. Lietuva balsavo taip, kaip totalitarinė Baltarusija. Lietuva balsavo taip, kaip Kinija, mūsų strateginis priešas, mūsų grėsmė. Nežinau, dar turit ką pasakyti, aš kol kas nerandu atsakymo, aš ir taip bandžiau, aš patikrinau visą sąrašą, visus straipsnius Užsienio reikalų ministerijos tinklalapyje, išnaršiau viską, žiūrėjau, gal kažkur pasisakė Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis. Gal aš kažką pražiopsiu, gal aš kažko nesupratau. Ne, jokios informacijos nėra, o lentelė štai yra tokia ir net ir video įdėtas pas mus publikacijų tiesiai iš Jungtinių tautų, kaip ten tas svarstymas buvo. Ar jūs turite čia kažkokį atsakymą? Turiu aš savo išvadą. Greičiausiai po kažkiek metų, gal po 10, gal po 5, nežinau po kiek, Amerikos kongresas padarys tyrimą ir nustatys, kad šiuo atveju nieks kyšių neišdalino Lietuvoje. Amerikiečiai neišdalino kyšių. Ir užtat turim tokį rezultatą. Kai jie išdalino kyšius, tai Amerikos nelegalus kalėjimas puikiai Lietuvoje funkcionavo. O dabar
dėl kažko sustreikavo, negalėjo, net jiem atidavė. Ir užtat toks gėdingas rezultatas. Rezultatas gėdingas. Numato taip, kai buvo duoti kyšiai, viską nepriekaištingai atliko Lietuvos pusė, jokių problemų. Ir VSD puikiai žinojo viską suveikti. Taip, bet aš netikiu, kad Lietuvoje visi mūsų lyderiai vien tik tai pagal pinigą sprendžia. Amerikos kongreso išvada ir parodys mums, bet reikia, kad amerikiečiai padarytų tyrimą. Bet čia yra skandalas. Mes išdavėm savo pagrindinį strateginį partnerį. Net jeigu jisai ir nedavė kyšio, nespėjo duoti to kyšio, vis tiek reikėjo palaikyti Jungtinės valstijas, Izraelį ir Ukrainą. O tai dabar tiesiog žiauriai atrodo. Bet pasižiūrėkime į tą lentelę. Parsidavusi. Pažiūrėkit. Bjaurų žiūrėti tiesiog į tą lentelę. Šią su violetiniu klaustuku ir strėle pažymėjau ir apibraukiau Lietuvą. Žalia, kad jie kur galas. Gerai, pakalbėkim truputėlį apie Ukrainą ir Izraelį. Žiūrėkit, yra tokia publikacija garsiam leidinį Politiko, esą tai Bidenas, kai buvo nuvažiavęs į Izraelį, ne viešai, bet kalbėjo, jo galbūt Izraelio premjerui Netanjahu reikėtų pasitraukti iš pareigų dėl įvairių priežasčių. Na ir visas ten straipsnis Politiko ilgos, mes čia tik tai santrauką pateikėm, kodėl, kaip kas ir panašiai. Ir iš tikrųjų tai, kas ten vyksta, aš sakiau dar, tai man labai sunku kalbėti, kai aš matau to žiaurumus, nes tuoj parodysiu, jau ko nenuslėpia net ir valstybinis transliuotojas. Vaikų vien, taip skelbiam, aš nežinau, tai tiesa ar netiesa, bet vien vaikų Gazoje, per tas kelias savaitės, žuvo daugiau negu per visą vakarų ir Rusijos karą Ukrainoje. Jūs galite įsivaizduoti? Vien vaikų tiek žuvo. Ir kas čia atsitiko? Vat apie Netanjahu pakalbėjo žiniasklaida vakarų didžiausia, tai galbūt reikės trauktis. Bet lygiai tokios pačios kalbos prasideda ir apie Zelenskį. Ir apie Zelenskį. Ir yra publikacija ir ekspertai EU, kuri vadinasi Vardan pergalės. Ukrainoje vadovavimą turėtų perimti kariškiai. Zelenskis būtų kaip karalius. Ir čia aš nejokauju ir nesakau tų žodžių karalius, tarsi aš pats sugalvočiau. Ne. Čia kalbėjo garsus analizių analitikas. Lietuvoje cituojamas, paieškokit Delfi portale, įveskite Jurijų Šviecas ir jūs rasite daug jo pasisakymų. Tai yra kompetentingas specialistas, kurį mes nuolatos irgi publikuojam. Tai jis pasakė, kad Zelenskiui greičiausiai geriau būtų dabar trauktis, nes nieks nebetiki pergalę Ukrainoje, čia aš šveco žodžius, ne savo, aš tai tikiu pergalę, čia šveco žodžius sakau, netiki pergalę, išskyrus vieną Zelenskį, visa jo aplinka netiki. Tada Švecas siūlo patraukti visus jo aplinko žmonės, suteikti jiem neliečiamumą, amerikiečiai tą gali padaryti, ten turbūt dar duoti pinigų ir kad jie laimingai kažkur ten Floridoje, Kalifornijoje ir kur jie ten nori savo gyventų, vargo nematytų. Toks susitarimas, kad būtų. O Zelenskį palikti formalių vadovų, kaip Švecas sakė, pavyzdžiui, kaip Jungtinės karalystės karalienė arba karalių, tipo karalius karalienė, bet realiai valdo premjeras ir taip toliau. Tai padaryti Zelenskį tokiu karaliumi, o visą valdymą atiduoti kariškiam, Zalužnas ar koks ten yra pas juos ten kariuomenės vadas, viską atiduoti jiem, kariai pasiekė pergalę ir jau kaip kariai pasiekė pergalę fronto linijoje, čia Švieca paskui, čia ne mano istorija, tada po tos pergalės vėl gyvenimas grįžta į savo vėžes ir vėl civiliai galės pradėti valdyti Ukrainą. Čia tik tai jeigu laimės. Nes kol kas, labai prasto žinios eina. Taigi einam iš eilės, iš pradžių parodau valstybinio transliuotojo. Aš įsiterpsiu dar. Edardai, mes grįšim prie to, aš tik noriu parodyti apie vaikus ir daugiau prie Izraelio negrįžti ir mes tada pratęsim kalbą apie Ukrainą. Vaikų, praneša Gazos pareigūnai, jau žuvo beveik 3800, tai bent 7 kartus daugiau negu per visą Rusijos karą Ukrainoje. Tai
ne šiaip daugiau, o 7 kartus daugiau negu per visą karą Ukrainoje. Tai yra katastrofa. Tai yra absoliuti katastrofa. Tai yra padėtis be išeities, aš tai pasakyčiau, kas vyksta tenai. Audriau, bet aš paaiškinsiu dėl tų vaikų žūties, ar ne? Čia kalti arabai, kalti palestiniečiai. Kam jie tiek prisidaugina? Jie kalti. Izraelis nekaltas. Jisai šaudo, viskas tvarkoj. O jeigu ten tų vaikų tiek yra ir tėvai neprižiūri tuos vaikus, tai užtat jie ir žūna. Tai kaltininkas aiškus, Palestinos arabai dėl vaikų žūties. Dabar... Čia jūsų juodas humoras šitoje vietoje, čia mane jau irgi pralenkėt. Man šitą temą net juokauti nesinori, tiesą sakant. Iš tikrųjų, tai taip. O dabar dar dėl karalienės Zelenskio ir karalienės titulo. Karalienė, kad tai jau taip akivaizdžiai, per daug akivaizdžiai, tai aš dabar noriu vos subtiliau, kad Zelenskis galėtų būti kaip Amerikos prezidentas Joe Bidenas. Šis žmogusgi neatsimena, kur yra, ką daro. Gražus karalius, Ameriką valdantis. O tie, kas už jo stovi ir valdo, tie ir yra visa jėga. Taip ir Ukrainoje. Zelenskis tik tai kaip marionetė, kaip geras aktorius atsistoja, pavaidina prezidentą, o tikroji valdžia nugali kare ir tada vėl atiduoda valdžią Zelenskiui, aktoriui. Tarp kitko, tas Jurijus Švecas, kuris čia Lietuvoje yra labai cituojamas, jisai pradžioje, mes gal paleisim pačioje pabaigoje, jis pradžioje savo to pasisakymo, kurį mes paleisim, sako, Amerika turi priimti sprendimą jau ten su Netanjahu jau taip sprendžia, kad jau pasitraukti jam reikės Izraelio premjerui, tai tą patį turi padaryti ir su Ukraina. Jie kartais netyčia, nesuvaldę savo liežuvio, prasitarė ir labai taikliai įvardina situaciją. Jeigu net, reiškia, gali kalbėti taip apie Izraelio premjerą, apie tokios, sakykime, kietos valstybės, tai ką kalbėti apie Ukrainą, kur visi supranta, kaip ten tas anekdotas yra, kad kodėl Amerikoje nėra perversmų, todėl, kad Amerikoje nėra JAF ambasados. Amerikos ambasados. Taip, todėl. Taigi dabar pasižiūrėkim, ką ėmė kalbėti dar vienas Lietuvoje labai populiarus Aleksejus Arestovičius, kuris čia ir atvažiuodavo ir valstybinio transliuotojo eteryje kalbėdavo geriausių laikų ir cituodavo ir rašydavo ir taip toliau. Non-stop. Pažiūrėkim, ką jisai ėmė kalbėti. Jis staiga prabylo iš tikrųjų tiesiog Kremliaus naratyvais ir tarp kitko. Eduardai, aš priverstas tą pasakyti, jis ėmė svaičioti apie taiką. Apie taiką, panašiai kaip kartais mėgstat pasvaičioti jūs, kad taikos reikia, derybų reikia. Pasiklausom Arestovičiaus. Ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в партер, стационарный фронт, бесконечное, бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать, но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Taigi kalba apie dėrybas, tik tai aš čia grįšiu prie savo senos minties. Ir žinot, aš nemanau, kad ta mano mintis, ir galbūt net ne mano ta mintis, galbūt daugiau kažkas galvoja. Aš vis tik manau, kad Ukraina ir Rusija anksčiau ar vėliau susitars. Taip. Ir anksčiau ar vėliau taps vienas kumštis, gerąją to žodžio prasme. Tai jeigu mes dabar turim iš esmės pasaulyje dvi galingiausias kariuomenės, aš drąsiai tą sakau, tai yra Ukrainos ir Rusijos. Čia nežiūrim, kaip ten kas, kiek ten kur žuvo ir taip toliau, ten yra katastrofa, ten 100 000 žuvo, beprasmiškai mano galva. Bet kariuomenė visada yra gera ta kariuomenė, kuri realiai kariauja. Ne tik teoriškai, va čia kaip pas mus pašaudo iškirstose miškose, poligonuose, o tie, kurie realiai kariauja. Ir šiuo metu tos dvi kariuomenės kariauja ten su vakarų pagalba ir taip toliau, visom pagalbom jau
daugiau negu 1,5 metų. Nu, jeigu tai taptų vienas vienis, jie nukaltų bet ką. Nu, gal tik Turkija galėtų pasipriešinti, kadangi turkai irgi turi labai stiprią kariuomenę, taip teigiama, irgi kariauja. Bet šiuo metu mano įsitikinimu tai yra pati stipriausia karinė jėga būtent Ukrainoje ir Rusijoje. Ir oi, kas atsitiktų, jeigu jie sakytų, viskas baigiam, išsipjovėm slavai ir dabar mes slavai susitarsim taip, kaip mums reikia. Ir norim gyventi taip, kaip mums reikia, o ne taip, kaip kažkas nori ar kaip kažkas rekomenduoja, pavyzdžiui, iš Lietuvos, kad ir labai protingai. Kaip jums atrodo tokia erezinė mintis? Eretinė tiksliau. Erezija, eretika. Erotika. Aš vis atsakiau, kad taika yra geriau. Šitoj vietoj Arestovičius yra labai lankstus žmogus, nes 19 metais jam buvo karas geriau negu taika. O dabar jis prisiminė, kad ir galbūt Ukrainos žmonės turi kažkokią teisę pareikšti savo nuomonę. Ir dabar užtat jau sako, kad karo nebereikia. Tai pagal šitą lankstų žmogų 3 broliškos tautos, nu jos broliškos, visiškai panašios, giminingos, ar ne? Tai jiems patiem yra geriau būti vienam dainyje, negu 3 atskiruose. Ir aš manau, šitas bendras protas, bendras suvokimas ateis, nes panašumų yra daugiau negu skirtumų ir šitoj vietoj ateitis gali būti ir tokia, kaip jūs pasakėt. Ir tada klausimas, o kas privertė, kas atsakingas, kad tiek žmonių žuvo? Ir kai pradės ieškoti atsakingo, vat tada gali atsirasti įvairių netikėtumų arba įdomumų. Tai geriau palinkėkime visiems taikos. Ir Lietuvai tame tarpe. Ir nesakyti Grybauskaitės lūpomis, pradėkime atvirą karą su Rusija. Ką jinai pasakė 22 metų vasario pabaigoj. Gal nepradėkime? Būtent. Ir aš dabar vis tik tai siūlau pasiklausyti Jurijaus Švieco, nors kai kas jo labai nemėgsta. O klausytis reikia kodėl? Nu, tam irgi tam tikrą terpę žmonių jisai atstovauja, tam tikrą nuomonę išsako, tam tikrus dalykus pacituoja. Man įdomu pasiklausyti, pajausti tą pulsą. Bet Telegram kanale Ekspertai EU mes sulaukėm kritikos. Na, vienas žmogus parašė, baikite rodyti šitą, dalbajobą, nežinau, ar galima sakyti, gal čia galima žodis, o tai jūsų juodą humorą jau sunku suprasti šiaip jau. Duodu 100% yra tokių, kurie priima jūsų juodą humorą už rimtą. Turėtų būti šone, čia juodas humoras, mažiau problemų. Turėsite, žmogus žinos, čia humoras. Tai parašė vienas komentatorius, mes jam atrašėm. Atleiskit prie, pavyzdžiui, Delfio, TV3 ar LRT straipsnių, juk niekas nerašo, kad ten begalinis juodas humoras, ten non-stop juodas humoras. Nenorime būti išsišokėliai su papildomais užrašais. Taip mes. Čia kaip visavertis karas Ukrainoje, vertingas karas, visos vertės karas Ukrainoje, kaip 15 minučių parašė. Taip, o pasiklausyti tikrai kartais verta ir dabar aš noriu būtent tą ištrauką paleisti iš naujausio jo šiandien ryte pasirodžiusio video, kurisai kalba būtent apie tą situaciją Ukrainoje ir situaciją su Zelenskiu. Ir iš tikrųjų, tie, kurie domisi, labai daug ką gali išgirsti, ką šitas žmogus pasako. У нас есть президент Зеленский, который один, как он считает, в своей команде верит в победу. Остальные, то есть вся его администрация в это не верит. И, естественно, ничего для этого не делает. То есть это совершенно бесполезный балласт, которому бесполезно давать деньги. Это выброшенные на ветер деньги. Поэтому почему бы так не посоветоваться Байдену с Зеленским? Отпустите-ка этих ребят в свободное плавание. Давайте им дадим гарантии. Ведь я уверен, что единственная сложившаяся ситуация, самая заветная их мечта –
это чтобы им дали гарантии личной безопасности, что их не посадят за решетку, они куда-нибудь умотают далеко и достанут закопанные миллиарды из своей скрынки, ну и тихо и мирно и счастливо заживут. Это один вариант. Чем заменить этих ребят бесполезных? Ну, мы с вами уже обсуждали. Можно в Украине найти гораздо более умных, способных людей, которые с лихвой заменят вот этих ставших бесполезными, да, не с самого начала такими были людьми. Ну и, наконец, поскольку получается, значит, такая ситуация, что администрация не знает, что делать для победы, но они знают, что есть такой генерал топовый, который это знает, и поэтому они всеми силами пытаются его снять. То почему бы Байдену не обсудить вопрос, что мы даем деньги под того человека, который знает, что нужно, как нужно, и сколько ему нужно, в каком количестве и какого качества. Тем более, что сейчас идет война, а в условиях военного времени страной должны управлять военные. Таким образом, расклад. Президентом, один из раскладов, президентом формально, который сидит, но не царствует, но не правит, как британская королева в свое время, а сейчас король. То есть таким остается Зеленский, но фактическую полноту власти берут старейшины, можно назвать их так, советники, или просто военным. Она отдается военным под соответствующей гарантией администрации Соединенных Штатов Америки. И тогда все будет нормально. Вот Залужный же сказал одно из самых главных требований успеха. Это приведение в порядок системы управления, сделать ее нормальной с точки зрения хотя бы здравого смысла. Не супер там пупер изощренный, а хотя бы нормальный, потому что сейчас это ненормально. Как может управлять администрация? Она управляет фактически президента страной, ежели ее люди понятия не имеют, что делать, и полностью потеряны, считают, что у них нет никаких шансов. Вот таким образом, господа, я и анализирую эти две статьи, которые полностью дополняют друг друга. Первая статья описала сложившуюся реальную расстановку сил и настроений в администрации президента, из которой следует, что народ не верит в официальные цели страны, интересы народа с их интересами и оценками диаметрально противоположны, расходятся. А с другой стороны, как показывает интервью, вернее, не интервью, а эссе генерала Залужного в The Economist, есть человек, который готов, который знает, что делать, он умеет это делать, ну и с точки зрения здравого смысла управления, без которого просто все остальное не имеет смысла, он и должен управлять этим процессом. Власть должна принадлежать людям сейчас, которые своими жизнями отвечают за страну, за то, чтобы она существовала, чтобы она не только не проиграла, но и выиграла. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск. Слава Украине и вооруженным силам. Враг, безусловно, будет разбит, победа будет за нами. Štai tokia nuomonė, jūs kažką norėt pridurt? Aš manau, kad vyrukas pasakė, aš išversiu, ką jisai pasakė pagal mano suvokimą. Pasakė, sakyčiau, kad baisų dalyką, kuris yra realus. Ukrainos politinė vadovybė nebenori karo. Jie nori tik tai išsaugoti savo prisiplėštus turtus, tuos milijardus. O karo nori vienas kariškis, kariuomenės vadas Ukrainoje ir karo nori Amerikos prezidentas su visa savo kompanija. Tai siūlo šitas šviesas, kad politinė vadovybė, kuri nebenori karo, būtų nušalinta laikinai ir kad Amerikos karinė partija toliau tęstų karą Ukrainos žmonių krauju. Nes tai yra pigu, priminsiu, tai yra pigu, pasakė Lenkijos ministras pirmininkas. Ta tiesi tekstu dabar pasakė jūsų skelbiamas herojus iš Amerikos.
Taip, bet aš šito klausimu, kas vyksta dabar Ukrainai, išskyrus tokius nikius be komentarų valstybinio transliuotojo reportažiukus, kad jau blogai ir jie yra apie kontrapolimą, nors vyksta kontrapolimas jau pusę metų, jie kalba, kad jau irgi ten nelabai kaip kas vyksta, bet aš pasigendu komentarų. Nes aš suprantu, kai gerovės valstybės kūrėjas kiekvieną kartą sako, pergalę, turime eiti iki galo, tai viskas taip. Tai tą mes žinom, ką jis pasakyti, jis gali to ir nekartot. Bet visiškai nekomentuoja susidariusios situacijos, nes dabar jau praktiškai visi pripažįsta, kad situacija Ukrainoje nėra tokia, kokia buvo bent jau planuota, kaip tikėjusi jie. Aš, pavyzdžiui, nieko nesitikėjau, bet jie, kaip Nausėda ir visi kiti, jie tikėjosi. Dabar to nėra ir komentarų jokių nėra. Man taip atrodo. Ne. Audriau, jūs per gerai galvojat. Mano suvokimas yra kitoks, tik tai šios dienos publikacijų prasme. Aš pavadinimus pasižiūrėjau. Tai tiesiu tekstu LRT ruošia žmonės, kad bus trečias pasaulinis karas. Bus didelis karas. Ir tai yra sakoma tiesiu tekstu. Kad būtų žmonėm lengviau priimti šitą tiesą, tai įdėjo LRT irgi Vokietijos ministro pasisakymą, kad reikia ruoštis, žmonės turi nusiteikti trečiajam pasauliniam karui. Tai vyksta, reiškia, ne tik Lietuvoje, bet visų europinių mastų. Ir šitas kontekstas yra stipriai baisesnis negu vien Amerikos proxy karas Ukrainos teritorijai. Nes šitas proxy karas, tai jisai apribotas Ukrainos geografinė padėtim. O tai, ką ruošia dabar, trečias pasaulinis karas jau nebeapsiriboja Ukrainos teritoriją. Klausimas, kas yra planuojama kažkokiose užsienio šalyse ir kas bus pasirinktas kaip precedentas. Kas turės įvykti, kad prasidėtų tolesni veiksmai. Problema, kad prasidėjus tiem veiksmam, nuo plano pradinio galima taip nukrypti, kad procesas pasidaro nebevaldomas. Ir užtat Lietuvos geografinė padėtis šioje vietoje, turint omeny mūsų kaimynę Lenkiją ir jos nusiteikimą, net ir be NATO pačiai vienai pradėti karinius veiksmus prieš Rusijos ginkluotasias pajėgas. Šitam kontekste mes, kaip esam Lietuva, tai grėsmė yra mums labai didelė ir mūsų valdžia, ta kur dabar okupantė sėdi valdžia mūsų lietuviškų okupantų, kurie yra baisesni negu išorės okupantai. Jiegi bet kada pasiryžę savo šeimininko nurodymus vykdyti. Ir užtat šitam kontekste šiandien net LRT net 2 buvo publikacijos apie trečią pasaulinį karą. Tai ne šiaip sau. O čia jūs turėjot publikaciją gal ir iš Landsbergių nepriklausomo leidinio, tai galim parodyti naujo pasaulinio karo nuojautą. Čia šitas. Taip. Ir šitą taip. Čia analizė analitikas karo ekspertas Valdas Saldžiūnas. Ir paskui dar yra, kur Vokietijos ministras, kad irgi savo teritoriją ruošia. Galimas. Ir tai žiūrėkit, čia dar yra vienas straipsnis. Jūs tikrai šitą turėtumėt pakomentuoti. Maskva grįžta prie brandolinių grasinimų. Ką reiškia pasitraukimas iš bombų bandymus draudžiančios sutarties? Čia beprotis kažkoks rašė. Andrius Balčiūnas. Pakomentuokite, prašau, šitą straipsnį. Kadangi aš apie šitą ir kalbėjau pas Rūtą Janutienę, nes Amerika ir Rusija prieš berods 23 metus pasirašė, kad negalima bandyti atominių ginklų. Nei ore, nei po žeme. Nebegalima bandyti. Automatiškai tada technologiniai mūsų pasiekimai, mūsų pasaulio žmonių pasiekimai ginklo bandymo prasme stovi vietoj ir mes nežinom rezultatų. Ir tai labai gerai. Rusija ratifikavo labai seniai šitą sutartį, jinai įsigaliojo, o Amerika 23 metus mąstė.
ir jinai neratifikavo. Baigėsi tuo, kad Rusija panaikino savo ratifikavimą ir vakar ar užvakar Rusijos prezidentas patvirtino, kad ratifikavimas panaikintas. Sutarties, kuri riboja atominio ginklo bandymą, nebeliko. Rūta Janutienė bandė pasakyti, kad Korėjos demokratinė respublika, ta kur Šiaurės Koreja, kad jie bando atominius ginklus. Ne, jie atominių ginklų, atominės bombos nebando. Jie bando raketas, nešėjas, o ne atominį ginklą. Ir šitam kontekste dabar mūsų melo kanalas LRT paima ir skelbia, kad čia Rusija dabar grasina pradėti bandyti atominius ginklus, kai apie Amerikos atsisakymą. Amerikos parašas padėtas sutartyje nieko nereiškia. Popierėlis šitas nevertas jokio nei vieno grašio. Amerikos parašų tikėti negalima. Ir 23 metus Rusija delsė. Ir dabar jinai kalta, kad jinai nusprendė, kad jau gana. Tai LRT sako, čia Rusija pasakius, kad gana ir mes nusiemam šitą atsakomybę nuo savęs, tai LRT sako, Rusija grasina. Čia kreivųjų veidrodžių karalystė, kai tiesa yra sumaišoma su melu ir sakoma, vat šitas melas yra naujoji tiesa. Ir paruošimas trečiajam pasauliniam karui eina pilnu tempu. Ir dėl to man iš tikrųjų yra baisu, nes nevaldomas procesas gali pasidaryti bet kada. Menkiausia nedidelė klaida, kompiuterinė klaida ir jinai gali sukelti procesą. Aš tada vis prisimenu, prieš 5 ar 7 metus pranešė, kad numirė vienas rusų karininkas, kuriam visi turim būti dėkingi, kad neprasidėjo trečiasis pasaulinis karas. Nes ten buvo tokia situacija, jisai kompiuterio ekrane mato, kad kelios Amerikos raketos, kurios neša branduolinį ginklą, pakilo ir skrenda link Rusijos. Jos jau skrenda ir kompiuteris rodo. Jis tempė gumą, nes negalėjo pagalvoti ir nespaudė savo mygtukus, kuriuos turėjo spausti ir apsaugojo nuo grandininės reakcijos, nes ten pasirodo buvo neteisingi duomenys. Bet jam rodė neabejotinai skrenda atominį ginklą nešančios Amerikos raketos, kurios pakilo iš tokių vietų. Ir užsieniečiai, šiuo atveju amerikonai, pasidžiaugė ir kai jis numirė, jo mirties atveju nekrologus parašė labai gražius, kad jam turime dėkingi būti už tai, kad tokia klaida neįvyko. Tai dabartiniam kontekste, tai su Karibų krize lyginant, mes esam žymiai pavojingesniai situacijai. O mūsų valdžia maitina mus pažadais ir siekiu nugalėti Rusiją karo lauke. Bepročiai, kuriems privalu pasakyti gana. Na, ko jau maitina, aš net nebepasakysiu, man net sunku pasakyti, ko ten maitina, kažkoks jau kokteilis įdomus gaunas, bet kai jūs pakalbėjo dabar apie tą kompiuterinę klaidą, kalbant apie branduolinius ginklus, visą tą situaciją, tai tam tikri kompiuteriniai momentai būna ir mūsų bankuose. Ir aš noriu tiesiog pacituoti, vat jūs parašėt, C bankas atsisakė paaiškinti, dėl ko aš šiandien ryte ir skambinau į Lietuvos banką, na, skambinsim pirmadienį. Pokalbį paskelbsiu irgi pirmadienį su sekretorė, ten turbūt labai juokingas. Aš jums nusiunčiau, tarp kitko, nežinau, ar klausėt. Taip. Taigi, C bankas atsisakė paaiškinti, kokiais kriterijais remiantis buvo sulaikyti VŠI gana yra gana 2 pavedimai, tai yra kame buvo pamatyta pinigų plovimo ir ar terorizmo skatinimo grėsmė. SEB bankas pareiškė, kad tai yra jų kompiuterinės programos sprendimas ir SEB bankas nežino, kodėl jų programa taip nusprendė. Iš tikrųjų, ką jūs paimsit iš kompiuterio? Galite eit, aš nebejoju, kad jūs galite nueiti į banką ir jums parodys, kompiuterį, nuims tą gaubtą, matot, ką iš jo paimti.
Aš klausiau, kadangi kalbėjau telefonu, aš moteriškutės klausiau, simpatiška pagal balsą moteriškutė, jinai nekalta, suprantu. Aš klausiau, bet šita kompiuterinė programa jūsų užsakyta buvo, taip mūsų. Jinai yra jūsų nuosavybė, taip banko nuosavybė. Jūs nurodėte kažkokius kriterijus, kuriuos programuotojai sudėjo į tą programą. Jinai sako, aš nežinau. O kas žino? Sako, aš nežinau, rašykit iš naujo. Ne, sakau, aš jau parašiau vieną kartą, jūs neatsakote į klausimą, tai jūs nusiųskit tiem, kurie žino atsakymą, o aš palauksiu to atsakymo. Nu tai taip ir išsiskyrėm, draugiškai pakankamai. Žodžiu, iš tikrųjų visi puikiai viską čia supranta ir kodėl uždarinėjamos sąskaitos. Jums buvo jūsų asmeninė sąskaita uždaryta, mums visos iki šiol Lietuvoje sąskaitos uždarytos. Negalima čia mums turėti sąskaitų ir gerai, kad negalima. Kaip nors, kaip sakoma, išgyvensim. Bankų temą tikrai pratęsim kitą savaitę. Šiandien iš esmės mes pasakėm, lengvai stengiamės po švenčių, tokių švenčių rimtų per daug neužkrauti jūsų, bet pabaigai, vis tik tai, kadangi dabar yra ruduo, visi žino gero elgesio taisyklės, kaip reikia elgtis ir noriu paleisti vieną video, gal jūs ir matėt, ekspertai jau mes įdėję buvom savaitgalį. Norėsiu jūsų trumpo lakoniško pabaigai komentaro. O video aš tai buvau pavadinęs, kiek ilgai Lietuvos žmonės toleruos politinius iškrypėlius, kurie be saiko kalbėjo tokias nesąmonės. Ir tokias nesąmonės šitas jūs pamatysit veikėjas, kalbėjo likus keletai mėnesių iki 2022 metų vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo intensyvius karinius veiksmus Ukrainoje. Ir tada jums gerai pažįstamas koronavirusas gavo knockdown. Iš esmės, jis yra, bet jis toks jau kaip ir lošas. Pasižiūrėkim tą video. Ką planuojate daryti, kad žmonės užuot skiepijasi nemokamą vakciną, jie delsia, rizikuoja savo gyvenimais ir taikiai stebi, kaip pasibaigus galiojimo laikui yra sunaikinama vakcina, kuri galėtų išgelbėti gyvybę? Mes dabar turime ir beveik pusę Lietuvos gyventojų, kurie jau pasiskiepijo. Ir labai natūralu, kad jų lūkesčiai dabar jau yra visai kitokie. Tai reiškia, jeigu pas mus padidėtų sergamumas ir jeigu mes vėl turėtumėm grįžti prie kažkokių tai ribojimų, tai labai tokia yra žinutė, kad be abejo vyriausybė svarstytų priemonės taip, kad žmonės, kurie yra pasiskiepiję, tikrai patirtų visai kitą gyvenimo kokybę, nes jie įdėjo tam pastangas. Bet jeigu mes artėtume vėl, tarkim, prie skaičių, kad vėl yra kokie 300 žmonių sergančių arba 1000 sergančių, natūraliai imtumėmės ir atitinkamų vėl ribojimų. Ir jeigu tie ribojimai būtų susiję arba su bendravimu, arba su judėjimu, arba su galimybė lankytis prekybos centruose, renginiuose ir kitur, reiškia galimybių paso turėtojai be abejo turėtų visai kitas galimybės ir būtent taip mes svarstytumėm. O dėl testų, tai jau krypstame į tai, kad svarstysim tikrai kažkokio tai mastu, už juos reikia jau susimokėti. Nes valstybė, mokesčių mokėtojai sumokėjo už vakcinas, mokesčių mokėtojai sumokėjo už testus, tačiau vakcinavimasis yra ir pigiau, ir užtikrinčiau. Suteikdamas jums žodį, aš tik noriu pasakyti, kad mokesčių mokėtojai apmoka štai tokius politinius iškrypėlius, kurio pavardė yra Dulkys. Aš ne medikas, bet matau, žmogus sėdi ir kalba nesąmonės. Trumpas jūsų komentaras. Pradžioj priminti turiu, kad Lietuvos valdžia nupirko 15 milijonų vakcinų 2,8 milijono gyventojų. 15 milijonų. Iš jų beveik 10 milijonų Pfizerio vakcinų. Tai jeigu po 3 būtų visi suskiepyti, tai 6 milijonai yra per daug, kurias reikia išmesti. Tai yra pirma. O svarbiausias tai turbūt, ką sąžiningai yra pasakiusi Ingrida Šimonytė. Reikia skiepyti dėl to, kad pasiskiepiję nesijaustų kvailio vietoje. Šitoj vietoj tai yra jos žodžiai. Ir
grubiai sakant, jie yra teisingi žodžiai. Nes tie, kurie skiepijosi, kai kuriem ir komplikacijos kai kokios buvo. Man asmeniškai žmonės atskirai pasakojo, kiek pasiskiepija ir blogai jaučiasi ir kažkuo tai susirga. Virusinė infekcija viršutinių kvėpavimo takų. Ar ne? Ir kai nustojo skiepytis, nustojo sirgti. Aš pakartosiu, skiepai yra nuostabus ir puikus žmonijos išradimas. Tačiau per žmonijos istoriją buvo nusakyta, medicininė istorija, buvo nustatyta, kad viršutinių kvėpavimo takų infekcijos epidemijos metu skiepyti nėra tikslinga. Reikia skiepyti, kol nėra ta epidemija prasidėjusi. Šiuo atveju šita medicininė tiesa, patvirtinta tiesa, buvo totaliai paneigta, be įrodymų, nes įrodymų nereikia, ir pasakyta, kad reikia visiems skiepytis, o kas nesiskiepys, mes priversime skiepytis. Prisiminkite, kaip viešieji informaciniai šaukliai tiesių tekstų sakė, vaikus reikia skiepyti dėl to, kad suaugę nenori skiepytis. Į kalėjimą reikia už tokius ketinimus sodinti. Čia yra, jau nekalbam, kad tai yra iš etinės pozicijos totaliai netinkamas poelgis, ar ne? Bet tai yra nusikalstamas ketinimas skiepyti vaikus dėl to, kad suaugusieji nenori. Ir vėl, legenda buvo paleista, bet ne farmacinės firmos, o politikų ir parsidavusių reklamuotojų. Legenda buvo paleista, kad jeigu pasiskiepija, tai tada virusas toliau neplintamas, sustabdomas plitimas. Nors tam nebuvo jokių įrodymų. Melavo. Bet ta legenda buvo gyva. Jinai kartota buvo Lietuvoje tame tarpe. Kai šitą legendą kartojo medicininės išsilavinimą turinti žmonės, tai aš sakau, jie tiesioginė prasme melavo. Kai šitą legendą kartojo politikai, jie nesuvokė, apie ką jie kalba. Tai jie galbūt ir nemelavo, bet jie tiesiog nesuvokė. Nes jeigu nesuvokia, tai kalba bet kokią nesąmonę, bet negalima sakyti žodžio meluoja, nes jis nesuvokia, apie ką jis kalba. Tai grįšiu aš atgal. Kaip tik jūs tą video trumpą tokį turite, vyrukas, nežinau detalių, bet jis yra sūnus Pasaulio ekonomikos forumo bendrakūrėjo. Šalia Švabo dar vienas žmogus buvo, kurie kartu Pasaulio ekonomikos fondą įkūrė. Tai tiesių tekstų jo sūnus, buvęs bankininkas, gyvenantis Šveicarijoje, dabar filmus kuriantis, jis tiesių tekstų sako, pasiskiepijęs 3 kartus. Aš dabar mirštu dėl skiepų ir mano mama miršta. Detalių jis nepaaiškina. Bet jis toliau sako, kad aš reikalauju iš Šveicarijos valdžios, kad jie atšauktų diplomatinę neliečiamybę tarptautinio Pasaulio ekonomikos forumo organizatoriam, nes jie yra nepakaltinimi, jie pasirodo diplomatinę neliečiamybę turi, Pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos vadovam ir jis reikalauja suimti, jeigu būtų Šveicarijos teritorijoje, ir Billą Gatesą, ir panašius Pfizerio vadovus dėl žalos, kuri padaryta žmonijai. Aš nežinau, kuo pasireiškė jo žodžiai, kad jisai sako, aš mirštu ir mano mama miršta. Bet natūralu, kad komplikacijos bet kokio vaisto atveju gali būti. Ta komplikacija gali būti reta. Pavyzdžiui, 1 numiršta iš 100 000. Kai kada tai yra priimtina.
Kai kada sakoma, 1 iš 100 tūkstančių numiręs, nepriimtina, tai yra politinis sprendimas šitoj vietoj, kuris pasiremia tam tikrų medicininiais argumentais. Bet pabaigsiu vienu elementariu faktu, kuris buvo žinomas nuo pat pradžios. Farmacinė firma Pfizer atleista juridinė prasme tiesiogiai nuo bet kokios atsakomybės dėl vakcinos galimo poveikio bet kuriam gyvenimo etape. Jeigu paaiškėtų, kad po 5 metų ar po 10 metų ta vakcinos pasekoj įsivystė tas, anas ar kitas, farmacinė firma yra nekalta, nes ji atleista. Ji negalėjo patvirtinti, kad nieko nebus blogo, pagal tuo metinį suvokimą galvojo, nes duomenų nebuvo ir negalėjo būti. Tuo metu galvojo, kad blogo galbūt nebus ir jie atleista nuo atsakomybės. Aš dar tada priminsiu, kadangi tai yra Lietuva. Europos parlamentinė asamblėja nurodė tada, privalo būti nustatytas kompensacijos mechanizmas, jeigu, o ką darysi, pasiskiepijo žmogus ir jam blogai nuo tos vakcinos. Čia netaip lengva įrodyti, kad nuo tos vakcinos blogai, ar ne? Tai atsimenu, berods ar 200 000 svarų Anglija nustatė, kad jeigu įvyktų komplikacijos, tai valstybė, ne farmacinė firma, o valstybė kompensuos. Lietuvoje tiek Skvernelio Verygos komanda, tiek Dulkio Šimonytės komanda kategoriškai atsisakė net svarstyti bet kokią kompensacijos galimybę, jeigu dėl tos vakcinos nuo koronės kas nors įvyktų blogą ir tai pavyktų įrodyti. Kad pavyktų įrodyti, čia yra sudėtinga. Atsisakė net svarstyti. Tai tokiu atveju žmonės pasidarė įkaitai. Iš vienos pusės prigazdinam žmonės mirtinom bėdom ir tada jie skiepijasi, o jeigu jie pasiskiepija ir jiems pasidaro kas nors labai negerai, tai tada sako, jūsgi pasirašėte, jūs asmeniškai prisiėmėte atsakomybę už galimas komplikacijas, o farmacinė firma nekalta ir valdžia nekalta, nes jūs asmeniškai prisiėmėte atsakomybę. Tai šitoj vietoj visi Lietuvos žmonės buvo įkaitai. O kad įkaitai išliktų ilgiau, tai tada galimybių pasas, jūs pasiskiepijot, jūs turėsit teisę nueiti ten ir pasakėlės papasakot, o pabaigai dar. Jeigu žmogus pasiskiepijęs, tai teoriškai imant ir galvojant medicininiu požiūriu, jis apsisaugo nuo šito viruso. Jis gali įkvėpti virusą ir jam nieko tokio, nes jis apsisaugo. O kokius makaronus kabino? Aha, jūs esat pasiskiepijęs, tai reiškia, jūs apsisaugojęs. Bet jūs negalit būti kartu su tuo, kuris nepasiskiepijęs. Nes nuo nepasiskiepijusio jūs pasigausit virusą ir jums bus blogai. Čiagi medicininiu požiūriu yra absurdas. Bet kai baimė yra didelė, žmonių protas nebeveikia, autoritetas, tie, kurie parsidavę ekspertai, kurie kalbančios galvos, sako, jojojoj, baisu, reikia. Taigi žmogus privalo tikėti, jis negali turėti tiek informacijos, jis privalo tikėti, kad ta valdžia ir ekspertai sako teisybę. O už tą neteisybę ir už tą melą privalu bausti. Bausti. Ir tai kitais metais galima padaryti. Baigiau. Kadangi užsiminėt apie Šimonytę, tai prisiminkim vis tik tai tą jos legendinį, istorinį raginimą vakcinuotų žmonių nepalikti kvailio vietoje.
Čia nėra Šimonytės interesas, kad kuo daugiau žmonių būtų pasiskiepijusių, ar Seimo pirmininkės interesas. Yra visuomenės interesas, nes tai leidžia mums tiesiog išvengti naujų apribojimų, naujų kažkokių karantinų, kurių mums reikia ne todėl, vėlgi, kad valdžia neturi ką veikti, tik tai karantinus įvedinėti, o todėl, kad jeigu daug nepaskiepytų žmonių kartu užsikrečia ir jiem reikia ligoninių paslaugų, mes tiesiog iš ligoninių išstumėme kitus žmonės. Ir įmonės, ir darbdaviai yra suinteresuoti, kad kuo daugiau žmonių būtų paskiepyta. Tai galbūt mes čia galim ieškoti ir kalbėti apie kažkokias papildomas priemonės, kur ir, tarkim, verslas, darbdaviai prie to prisidėtų, per, tarkim, kažkokį, kad ir tą patį papildomą laisvadienį. Bet man atrodo labai svarbu, kad tokias priemonės nustatant, tie žmonės, kurie jau pasiskiepijo, priėmė sąmoningą sprendimą, saugodami save ir kitus, nesijaustų šiek tiek kvailio vietoje. Tai tiek šiandien iš iškrypėlių, aferistų, vagių, visokių negerų žmonių gyvenimų. Dar taip pat rekomenduoju tiems, kurie galbūt nematė, patalpinta jau nuo vakar, ne centro eksperto Einiaus Petkaus pokalbis su Valentinu Kaskovu apie bankus be palūkanų ir naują sutarčių etiką. Tikrai įdomus pokalbis, kas tom temom domisi Lietuvoje, apie tai nedaug kalbama. Man asmeniškai irgi patiko. Žodžiu, šiandien tiek, atėjo savaitgalis, po švenčių iš karto ateina vėl savaitgalis. Mes kartu su Eduardu linkime jums kuo geriausios kloties, laiks nuo laiko užmeskite akį Ekspertai EU, užmeskite akį į mūsų laidas, esam Telegram kanale, mūsų įrašai YouTube ir Dailymotion. Dėkojam už kritiką, už paramą, be kurios mes negalėtume egzistuoti ir pasimatysim, tikiuosi, jau pirmadienį. Sėkmės visiems. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė. White House welcomes vocal ensemble Cantus for Brave.